Sveikinus, draugai. Sutikite, kad pasaulyje pilna daiktų, kurie iš pradžių buvo apvalūs, bet vėliau atsirado jų kvadratinės versijos. Kvadratiniai arbūzai, kvadratiniai kompaktiniai diskai, kvadratiniai ratai, kvadratiniai puodeliai, kvadratiniai šuniukai ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kas būtų, jei visa mūsų Žemės planeta taptų kvadratinė? Tiksliau kubo formos, lyg mes persikeltume į Minecraft pasaulį. Pafantazuokime, kas tokiu atveju pasidarytų su gravitacija? Ar būtų lengva po tokią Žemės planetą keliauti? Ir iš viso, ar būtų įmanoma joje gyventi? Tik susitarkime, kad visi fizikos dėsniai išliks absoliučiai tie patys. Pasikeis tik planetos forma. Atrodys jie aišku ne taip, bet apie tai truputį vėliau. Iš pradžių pakalbėkime apie gravitaciją. Čia reikės truputį pavargti. Reikalas tame, kad įprasta statmena į paviršių nukreipta gravitacijos jėga bus tik kubo plokštumos centre. Visose kitose vietose ji bus nukreipta kampu į planetos kubo centrą. Ir todėl mums lygtai atrodys, lyg mes stovime ant kalno šlaito. Kuo toliau nuo centro, tuo statesnė taps įkalnė. O prie viršūnės jis, įsivaizduokite, iš viso taps beveik 50 laipsnių. Kad mūsų kubo masė ir tūris būtų toks pat kaip pas mūsų rutulio formos Žemė, briaunos ilgis turėtų būti apie 10 300 km. Ir jei jūs nusigausite nuo briaunos centro iki viršūnės, tai pasieksite 3770 km aukštį, o tai 430 kartų aukščiau nei Everestas. Kaip matote, kiekviena kubo plokštuma atrodys kaip tam tikra taurė apsupta kalnų, gravitacijos atžvilgiu. Vizualiai tai aišku bus plokštuma. Ir todėl visas vanduo sutekės į plokštumos centrą. Ir Žemėje bus 6 dideli vandenynai, apsupti kalnų ir jokiais būdais vienas su kitu nesujungti. Sutikite, šiuo atveju Magellanui būtų žymiai sunkiau atlikti savo kelionę aplink Žemę. Ir tai dar ne viskas. Tokių vandenynų paviršius veikiamas gravitacijos būtų išgaubtas. Nes skystis gali įgauti bet kokią formą. O gylis centre būtų iš viso neįtikėtinas. Jei paimti visą Žemės hidrosferą, padalinti į 6 dalis ir išdėstyti kiekvienoje kubo plokštumoje, tai kiekvieno vandenyno giliausioje vietoje gylis būtų 300 km. Tai 27 kartus giliau už Marianų įdubą. Pati giliausia vieta Žemėje. Vandenynų diametras būtų apie 4000 km. Ir net stovėdami krante mes jau stovėtume pasvirę 19 laipsnių kampu. Įsivaizduokite, niekur sausumoje negalėsite stovėti ant lygaus paviršiaus. Tai turbūt patiktų tik Michaelui Jacksonui. Bet ir tai dar ne pats baisiausias dalykas. O baisiausias dalykas yra tai, kad gyventi mes galėtume tik labai siaurame ruože prie pat vandenyno kranto, kurio plotis tik 16 km. Nes dujos taip pat gali gauti bet tokią formą. Ir atmosfera veikiama gravitacijos suskils į 6 atskiras dalis, kurios susikoncentruos kiekvienos kubo plokštumos centre. Ir nors atmosferos slėgis vandenynų lygyje bus beveik toks pat kaip ir pas mus, apie 760 milibarų, tai jau 16 km nuo kranto slėgis bus 2 kartus mažesnis. O tai atitinka maždaug 5 km aukštį mūsų įprastoje rutulio formos planetoje. O aukščiau jau niekas miestų nestato ir iš esmės negyvena. Bet kas įdomiausia, kad visa dabartinė Žemės žmonių populiacija vis tiek tilptų tose siaurose gyvenimui tinkamose zonose. Tiesa, tokiu atveju visas gyvenamas plotas turėtų būti vientisu dideliu pakankamai tankiai apgyvendintų miestų. Ir neliktų vietos jokioms laukymėms, miškams ar laukams. Nors tankumas nebūtų labai didelis ir prilygtų maždaug Vilniui ar Kaunui. Tik aišku su vaizdais į vandenyną. Visas likęs 90% planetos plotas būtų gyvenimui netinkama beorė dykuma. Ir įsivaizduokite, jei norėsite aplankyti giminės kitame mieste, jums praktiškai reikės keliauti per kosmosą, kad pasiektumėte kitą kubo plokštumą. O be to, dėl ilgalaikio regionų izoliacijos, evoliucijose gali pasisukti visiškai skirtingais keliais. Įsivaizduokite, vienoje planetoje galės egzistuoti 6 visiškai skirtingi pasauliai, su skirtingais gyvūnais, su truputį kitokia atmosferos sandara, o gal ir patys giminaičiai net pažįstamai pasikeis, jei jų ilgai neaplankysite. Aišku, tai tik teorija. Pafantazavome ir užteks. Žemė niekada nebus kubo formos, nes ji labai masyvi ir vienintelė įmanomas forma yra sfera, tai yra rutulys, tiksliau elipsoidas. Ir nors mes nevaikštome pėsčiomis į kosmosą, ar negyvenam šalia vandenyno, ir kalnai mūsų netokie jau aukšti, kaip kubo forma Žemėje, bet geriau jau tegu lieka apvali. Brangus draugai, užsiprenumeruokite mano kanalą, nes kanalo prenumerata yra geriausias įvertinimas ir motyvacijos variklis. Taip pat spauskite nykštį aukštyn arba žemyn, parašykite komentarą, rekomenduokite kanalą savo draugams.
Iš anksto jums dėkoju. O šiandien tiek, iki sekančios laidos.